Šį frezą tikriausiai jau esate matę. Ir galbūt net žinote, kad jis skirtas stalčiams, nors šiuo atveju tinkamesnis terminas būtų stalčius. Taigi, taip, yra freza stalčiams arba stalčiukams. Aš esu Tomaš Krsensk ir dabar Unimas dirbtuvėse parodysiu, kaip su ją dirbti ir ką nors su ją pagaminsime. Yra keletas stalčių konstrukcijų, tačiau jas galime suskirstyti į du pagrindinius tipus pagal jų priekį. Jis gali būti lygus su šonais ir įstumiamas į stalčiaus angą, arba šiek tiek išsikiša aplink stalčių, todėl taip pat veikia kaip užraktas uždarant. Antruoju atveju priekis pritvirtinamas prie stalčiaus korpuso, kuris gali būti pagamintas be estetinio reikalavimo, nes jį dengia priekis. Tačiau blogiau yra su pirmiau minėtais stalčiais, nes išskyrus išimtis nėra pageidautina, kad priekis atskleistų jungtį su likusia stalčiaus konstrukcija. Žinoma, kartais gali būti siekiama parodyti kilnią meistrišką jungties atlikimą. Tačiau dažniausiai stengiamės jį paslėpti. Tam naudojamos įvairios technikos, iš kurių viršūnę galime laikyti pusiau paslėptą kregždės uodegos jungtį, kurią šiandien galima gana efektyviai atlikti naudojant viršutinį frezavimo įrankį su atitinkamu frezu ir šablonu. Jo tikslas yra aiškus. Tai formos jungtis, kuri puikiai atsilaiko prieš jėgą, veikiančią traukiant stalčių. Ir tuo pačiu yra paslėpta iš priekinio vaizdo. Kadangi kregždės uodegos jungtis net ir su moderniais įrankiais yra gana laiko reikalaujanti, kažkam kilo mintis sukurti formos jungtį, kuri būtų pagaminama vienu arba dviem įrankio praeinimais per medžiagą. Iš pirmo žvilgsnio akivaizdu, kad palyginus su kregždės uodega, ši vien tik formos jungtis nelaikys ir būtina ją derinti su medžiagos jungtimi, šiuo atveju klijavimu. Juk net ir uodegos formos jungtys yra klijuojamos, tačiau klijai jų atveju jungties tvirtumui vaidina daug mažesnį vaidmenį. Kita vertus, šiuolaikiniai kokybiški klijai užtikrina jungties tvirtumą, kuris yra didesnis nei pačios klijuojamos medžiagos, šiuo atveju medienos tvirtumas. Teoriškai, todėl galima priekinę dalį prie likusios stalčiaus dalies pritvirtinti tiesiogiai ir tai taip pat laikys. Mūsų paprastas formos jungtis be kita ko padidina klijavimo paviršių ir nustato dalių tarpusavio padėtį, kai jos suspaudžiamos spaustukais, todėl jos neslysta viena kitos atžvilgiu per skystų klijų sluoksnį. Kaip naudoti šį įdomų frezavimo įrankį? Visų pirma, jums reikės frezavimo stalo. Kas nedrįsta jo pasigaminti, gali pasinaudoti daugybę pramoninių būdų gaminamų stalų arba bent jau tvirtinimo plokščių, viršutiniai frezai. Aš naudojau frezavimo modulį Triton darbo centre kartu su tos pačios markės viršutinė freza. Pats įrankis tai yra freza. Unimas siūlo su 12 mm skersmens kotu. Po įrankio tvirtinimo ateina svarbiausias dalykas, būtent aukščio ir frezavimo gylio nustatymas. Galite naudoti bandymų ir klaidų metodą, arba pasinaudoti keliomis priemonėmis greitam ir tiksliam nustatymui. Nustatymo teisingumą patikriname ant kokių nors atliekų. Beje, kai išfrezuojate griovelį priekyje, pavyzdžiui, per 2 kartus, gaunate priekį su išsikišimu. Tikriausiai pagalvojate, kad šį sujungimą galima naudoti gaminant įvairias dėžutes ir jūs esate teisūs. Na, bet kadangi man kaip tik reikia alaus nešiklio tiek skardinėms, tiek buteliams, tai iš karto išbandysiu. Kokia dėžutė su stalčių freza yra kelių minučių klausimas. Griovelis yra puikus pagalbininkas spaustuvams ir sujungimas laikosi, yra švarus ir visai neatrodo blogai. Jei ši freza jūs sudomino kaip mane, nuorodą į ją rasite po vaizdo įrašų, taip pat kaip ir į visus produktus, kurie man padėjo dirbant. Ačiū už peržiūrą, patiktuką, dalinimąsi ar komentarą. Ir jei norite pamatyti kitą Unimas dirbtuvės vaizdo įrašą pirmieji,
prašome spustelėti mygtuką prenumeruoti ir varpelio simbolį. Būkite sveiki ir greitai pasimatysime Unimas dirbtuvėje.